Sveiki, čia esu aš Kvadramas. Ir taip, aš nusprendžiau savo mesti iššūkį, priimti bet kokį iššūkį iš jūsų. Nesvarbu, kas tu esi, gali parašyti savo iššūkį komentare arba sukurt, kad ir trumpojo formato vaizdo įrašą ir jame pataiginti mane. Aš peržiūrėsiu tą video ir tą iššūkį įvykdysiu. Kiekvieną iššūkį, kurį vykdysiu, aš nufilmuosiu vaizdo įrašą. Tai bus arba ilgojo formato vaizdo įrašas, arba trumpojo formato vaizdo įrašas. Priklausomai nuo to, koks yra tasai iššūkis ir ar man jį išeina daryti su kokiais keliais kitais iššūkiais. Nes aš iššūkius darysiu arba po vieną, ir tai greičiausiai bus trumpo formato vaizdo įrašai, arba aš juos darysiu kelis vienu metu ir tiesiog juos sudėsiu į vieną ilgo formato vaizdo įrašą. Tai priklausys nuo to, kaip ten viskas judėsis. Ir ar apskritai kažkas iš šito gausis. Jeigu kažkas gausis, tai kaip jau minėjau, stengsiuosi įvykdyti kiek įmanoma daugiau visokiausių iššūkių. Tai va. Kiek tik įmanoma daugiau. Gali būti bet kokie, absoliučiai bet kokie. Nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių iššūkių, kokius tu galėsit sugalvoti. Galit skirti man iššūkius, kas tik tai norit, nesvarbu. Jūs nereikia būti ten kokiu nors Edvinu ar Altų Republiku ar ten dar kažkuo, tai man jokio skirtumo. Ar man Edvis duos iššūkį, ar Karolis, ar ten Čestovas, ar dar ten kas nors. Ar koks nors paprastas žiūrovas. Jokio skirtumo. Svarbu, kad tas iššūkis būtų duodamas iš jūsų žiūrovai. Tai va. Taisyklės, nežinau, taisyklių tokių kaip ir kažkokių labai ir nėra. Nes tiesiog duodat iššūkį, aš jį vykdau. Tai va. Ir galim pridėti tokį mini iššūkį, jeigu aš tą iššūkį sufeilinu, tai man nepavyksta to iššūkio padaryti, aš duodu kokį eurą, du, nežinau, ten kur nors arba paaukot, arba galim daryti kaip nors, kad kokį subatoną galim daryti. Ir už kiekvieną neįveiktą challenge prisidedu kokias 10 minučių prie to subatono ar kažką. Nežinau. Čia jūs pasakykit komentaruose, kaip jums labiau tiktų. Man tai jokio skirtumo. Tai va. O daugiau tokių taisyklių kaip ir nėra. Aišku, yra tos standartinės taisyklės, kurios visiems turėtų būti suprantamas. Tai yra nieko nelegalaus, tikrai nelegalių dalykų tikrai nedarysiu. Darysiu visus iššūkius, bet jie turi būti tas, kas yra normalu, legalu, tai yra, taip sakant, proto ribose. Tai yra, suprantat, turi būti normalus iššūkis, o ne kažkokia tai nesąmonė. Tai va. Tai supraskite, jeigu tas jūsų iššūkis bus kažkokia tai absoliuti nesąmonė, tai aš, aišku, praleisiu jį. Tai va. O daugiau kažko, ką žinau, kažko daugiau tokio kaip ir nelabai yra. Tai va. Tai pirma taisyklė, iššūkis normalus turi būti, proto ribose. Antra taisyklė, pagal jūsų pasirinkimą galėsim kažką padaryti už kiekvieną iššūkį, kurio, nesugebėsiu įvykdyti dėl bet kokios priežasties. Nesvarbu, sakykim, ką žinau, nuspręsiu tas iššūkis man per sunkus ar dar kažką, nežinau. Tai ar galėsim padaryti, ką norėsit, tai jūs patys galėsit pasirinkti, ar kokį subatoną galėsim daryti, ar ten kur nors kam nors paaukot, ar dar kažką. Tai kaip ir tiek. Tai laukiu jūsų iššūkių ir iki kito karto.